nukreiptum savo žvilgsnius į savo praeitį, į tuos laikus, kada daugelis Lietuvos vietovių kentėjo nuo maro rykštės. Ir džiugu, kad atsiranda žmonių, kurie nori įamžinti ir atgaivinti praeitį, priminti mums tuos laikus, skiriamus daugiau negu 300 metų. Tai yra iš tikrųjų didžiulis laiko tarpas ir daugybė kartų yra pasikeitę. Ir jeigu žvelgtume į tuos laikus, iš tikrųjų buvo maras didžiulė rykštė mūsų tautai, kryžiaus, kurį netrukus pašventinsim. Tai bus ta vieta, kur žmogus, pakeleivis galės stabtelt, paskaityti įrašą ir sukalbėti gal vieną kitą maldelę ar amžinąjį atilsį už tuos žmonės, vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Te padeda mums Viešpats, dangaus ir žemės kūrėjas, Viešpats su jumis ir su tavimi. Melskimės. Visagaliam žinasis, laimink šį kryžių pastatytą mūsų protėvių kritusių nuo maro rykštės atminimui. Mokyk mus būti jautriais kitų nelaimėms, ligoms ir negalioms, kad iš tikrųjų galėtume ištiesti savo pagalbos ranką tiems žmonėms, kurie serga ar atsidūrė bėdoje. Ir saugok mus nuo visų tų blogybių, kad jos nebepasikartotų mūsų gyvenimuose. Tu prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Duoda irgi prabyla dar. Ne, aš atlipsiu. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
žodžius parašė kunigas vienas žindys, gyvenęs Laižuvoj, Žemaitijoje. Ir melodija yra žemaitiška, kaip jūs pajusite. Bet labai mums brangi. O gyvena jis pačioj pabaigoje 19 amžiaus Laižuvoje. Tai vat tokį atminimą mes turim Aukštaičio kunigo Žemaitijoje. Ir vat sugėdojom jums tą giesmę, kurią jis parašė. Taip, na ir žinot, turbūt pats skaudžiausias romanas, kurį dar man pačiam vaikystėje beveik teko skaityti ir buvo tiesiog sunku kaip vaikui. Tai Ievos Simonaitytės, kurios vardą dabar dažnai girdime, minimi jos metai, taip, Nijolė. Tai Aukštųjų Šimonių likimas. Tuo kart rašė 1709. Rugiapjūtė, išgąsdinta kaitra, kankina žmonės ir gyvulius. Ne vien tik šuliniai išdžiūvę, bet ir pati Isra vietomis sausa. Jau pernai buvo giedra ir užpernai. Seniai jau žmonės su baime laukė kokio nors vargo ypatingai užeinant. Badą jau kenčia daug žmonių. Nėra ko valgyti dėl pernai ir užpernai buvusios sausros. O vakar vakare keli būreliai, praeidami iš lažo, pastebėjo kažkokį keistą pasirodymą. Saulė jau buvo netoli leisenos, tik staiga didelių žemų perlėkė per orą juodas šešėlis. Sparnuotas, baugus, panašus į piktąjį. Nulėkė saulės link ir kelis kartus sklandė aplink ją, net visai ją uždengdamas. Ne vienas tai matė, bet keli, ir didelis išgąstis juos pagavo. Atsiminė žmoneliai senų padavimų, kurie apie panašius pasirodymus kalbama. Bet jeigu kas pasakoja, tai niekas netikėjo, sakė, tai pasakos ir linksminčios pasakomis. Mūsų garbinga viešnia yra Ona Laurinienė. Jos brolelis jauniausias padėjo galvą Laukštenių laukuose. Čia jo pavardė yra ir jo bendražygių, čia 5 vyrams, partizanams, kurie žuvo čia Laukštenių laukuose ir miškuose. Čia 1950 metais aš buvau areštuota Zarasų kalėjime. Tardymas ėjo 3 mėnesius. Tuo momentu, kovo 9-10 mano žuvo šitas broliukas 16-metys. Tardytojas mane pasikvietė sekmadienį, kadangi visą savaitę kankindavo, nemegom, neduodavo miegoti, tai mes laukdavom sekmadienio kaip išganimo. Ir kviečia mane tardytojas. Mano draugė sako, gal tave paleis, kad dieną kviečia. Aš galvoju, kad gal sužeistą partizaną atvežė ar kokį ryšininką, kas tai bus jau ne. Įnėjau štan į kabinetą, tardytojas vaikščia Lietuvis Savickas Antanas. Vaikščiai taip nervuotai, kažkaip tai aš nežinau, aš nesupratau, sėdžio, jisai užsitraukė kepurę, eina dideliai žingsniais vienan, galan kitan ir klausia, kadagi tu prisipažinsi, kad tavo brolį žuvo. Bandai brolys. Sakau, nu aš nežinau, aš kai buvau laisvėje, tai jis buvo laisvėje, jis tuo momentu išėjo į mišką. Jis sako, prieis, a ko aš tam piemeniui reikia eiti miškan? Sakau, negi žinau, ašgi čia buvo. Jis vaikščiadamas mane sako, bet nervuojas kažko tai. Sako, mes jį nušovėm. Aš galvojau, kad jis tai provokacija būna dažnai visokia. Tai aš tada susilaikiau, prispaudžiau kojas prie grindų, rankas prie taburetės prikaltos ir ką daugiau spaudžiu nervų, to daugiau drebu. Aš jau kai drugys mane kreitė. Jis pažiūrėjo, nieko nesakė, tik sako, parodysiu. Atsimenu, baisiausias mano momentas buvo gyvenime, aš net sunku kalbėti. Ir kai aš priėjau prie stalo, man jau buvo akyse žaibavo, aš nemačiau, aš tik norėjau broliuką pamatyti, 4 buvo žuvę. Ir jis parodė tokią nedidelę nuotraukytę, 1, 2, 3, 4 sunumeriuota. Atkėlė pirmą pirštą, ar pažįsti.
pažinau, čia visi mūsų kaimo, visi ne kaimo apylinkės. Sakau, ne, jie pasakė, kas antras, trečias ir ketvirtą, kai atkėlė, buvo mano braliukas ir per veidą krauja labai juosta. Tada aš suklykiau. Jis niekam manęs neklausė. Ir tada verkiau. Galėjau, man tada nuvedė kamerą. Ir kamerai sakė, jeigu verksi, tai mes tau karcelį uždarysim, kad išsušaudysim karcelę, tai nebuvo. Žinokit, taip nebijojau mirties ir noriu numirti. Nebuvo užprotėjus. Bet jau nervas buvo tiek paveikė, kad veidas visas iština, akis užtina ir aš verkiu visą dieną. Vakarį vėl mane kviečia. Datėja tiesa, šitas kalėjimą viršininką atsivedė. Viršininkas pasižiūrėjo, uždarė duris, atleido sesutį įvedė ir man davė tokį ukolą, bet man niekas nepadėjo. Vakarį vėl kviečia mane. Tai sėdė, ten girtų keletas buvo, nežinau kokie kariškiai. Prokuroras ir tardytojas Rašaka ir sako, iš tie tyčias girtėjai, kokia tu graži, iš kur tu taip raudona, kuo nusidažiai. Aš nieką patyčias neatsakiau, tai jie tada tarp savį sako, taigi burokeliais ištriubos, kad niekas kaliniai nematė tų burokelių. Paskui sako, kodėl tavo veidas taip ištinys. Kitas sako, taigi nuo ašarų 4 banditus nušovėm, tai sako, tada čia verkia, tai ir galva neatsutina. Ir pabaigė bylą, paskui dar straipsnį vienu dėję, sakau, aš ką sakau už brolį. Tai jau buvo mano 3 brolis, paskutinis, anksčiau buvo kiti žuvę. Ir paskui pada man kamerą, kai išvedė, prašė, kad neverkčiau, geruoju prašė. Aš neškandaliau, bet verkiau ir nesustojau. Ir paskui tada jau galima buvo naktį mėgoti, kadangi tardymas baigęs, bylą užbaigė. Bet man jau skausmas nedavė miegą. Ir taip norėjau numirti, nusižudyti nenorėjau. Ir nepagalvojau apie mirtį, ir neišprotėjus buvo, bet momentą šitą niekada nepamiršiu. Tai buvo 1950 metais. Kovo 10 gal jie čia žuvo, 4 mūsų kraštą visi. Tai tiek aš norėjau pasakyti. Sunkus momentai, atsiprašau, sunku kalbėti, labai kaip prisiminit. Palinkėkim visi savo širdyse geros sveikatos. Sveikatas ir visiems linkiu, kad niekam netektų. Ir maras baisus, bet genocidas, tai žiaurumas, kaip žudė to jaunimą tais laikais, ką mums teka išgyventi mano kartą, kai sumokėja už laisvį tai brangiai. Tai duok Dieve, kad netekt, kas ir gims, ir kas gyvens per amžius, kad nebūtų tokių genocidų ir tokių kankinimų. Atsiprašau. Ačiū labai, ačiū. Ilgai rems pušys dangų, žalia šilas oš, nebelauk manęs prie lango, nebegrįšiu aš, nebelauk manęs prie lango, nebegrįšiu aš. Išeinu, nelauk, negrįšiu, per miškus marias, kai žydės antrąkart vyšnios, nebebus manęs. Kai žydės antrąkart vyšnios, nebebus manęs. Išeinu alyvom žydint, kvepiant jazminams, nežinojau, kad gyvybė atims man jaunam. Nežinojau, kad gyvybė atims man jaunam. Mane draugai palaidokit, žemelė juodon, neužmiršk jauną mergaitę, aplankyt manęs. Neužmiršk brangi mergaitę, aplankyt manęs. O jei mano kapas toli, tu jo nerasi, pasiklausk, kurie laidojo, jie tau pasakys. Pasiklausk, kurie laidojo,
užkasė NKVDistai, kur kapas jie nepasakys. Kaip ir šitie 5 vyrai, kur jų kauleliai, taip mes ir nežinom. Šito kaimelio Galulaukėse, mano žiniom, 2 yra kapeliai, kurie dabar jau užaugę, niekas net nežino, kurioje vietoje ir kas ten palaidota. Čia kartais atsiranda gėlė, viena kita atsiranda žvakelė deganti, reiškia žmonės sustoja, susimasto galbūt. Na, Maironis keliavo. Gerai, nežinau, galbūt čia ponė Nijolė galėtų patikslinti, jeigu žinos nors vienu sakiniu. Bet yra tokia nuomonė, kad galbūt net šituo keliu jis keliavo į Drūkšes. Jisai ko buvo ten kol kas nepavyko išsiaiškinti, atrodo, kad lankėsi pas savo kažkokį pažįstamą kunigą. Ir jam matyt didelį įspūdį padarė tas didysis Drūkšių ežeras. Drūkšės ežero, Maironis. Man liūdna buvo ir sunku keliaut gyvenimo taku, be draugo dar jaunam. Kame pažvelgsi akimi, aplinkui žmonės svetimi, taip liūdna vienam. Tekėjo mėnuo, iš kalnų žiedai kvepėjo jazminų, žavėdami jausmus, tarp ežero žalio bangų, toli nuo triukšmo nuo vargų, laivelis supa mus. Man ranką padavė jautriai, į jauną širdį adariai, bendros žvaigždės vardu, dabar ar juokas ateitis, ar sopa verkia mums širdis, jaučiu ašai už 2. Maironį kaip po šauklį atgimstančiai Lietuvai. Reikia teikti vilties ir jo tas eilėraštis, o neverk motušėlė. Tai yra tiek galingas, kad sunku jį taip išmesti iš širdies. 10 eilėraščių ir dainuojamas. Galbūt iš vėlesnių poetų sunku dabar būtų surasti pavyzdį. Galbūt Salomėjos Nėries daug eilėraščių dainuojama, galbūt Širvio. Na ir vieno kito, bet taip masiškai. Ir tokiu laiku kaip Maironio buvo eilėraščiai virtė dainoms. Mūsų atgimimo pradžia. Pirmas pasaulinis karas, baisios griūtys, lygos, nelaimės. Reikėjo tautą pažadinti. Oi, neverk motušėle, kad jaunas sūnus, eidinti brangiosios tėvynės, kad pavirtęs kaip ąžuolas girių puikus, lauks teismo dienos paskutinės, kad pavirtęs kaip ąžuolas girių puikus, lauks teismo dienos paskutinės, kad nelaužyk savo rankų, kai beržo šakas, kad laužo užrūstintas vėjas, kad garbingos sūnus, kas tėvynę praras, antros neišmels apgailėjęs, tau dar liko sūnų, kas tėvynę praras, antros neišmels apgailėjęs. Ačiū visiems. Kviečiu visus niekada nepravažiuoti nesustojus pro šitą objektą, vadinkim, kultūrinį ir atminties pilną. Taip pat, jeigu pastebėsit, kad ten stovi kažkoks automobiliukas, va kaip dabar matosi, tai reiškia, čia toks klimas yra toj trobelai, tai ažiai, galite sakyti, nu gal kavelas nors padarai. A jeigu nepaprašysite, tai pats aš jau tada pilsiu. O dabar, gerbėmėjai, einam, kaip saka, klonan, ir tada dabos moku daryti toliau. Dainų bus. Bus. Tam mes programos tik tai trečdalį padarėm. Dėkui jums. Dėkui labai dar kartą.
Dabar į mus kreipsis rajono meras ponas Henrikas Šiaudinys. Tai kiek ruošė kalbų rimas tiek laiko pasakyti. Labą dieną, gerbiami susirinkę šio krašto žmonės ir svečiai iš Ignalinos. Tai šiandieną mes tokį turim žmogų, Rimantą, gerbiamą mūsų kraštietį, kur vietoj to, kad jis galėtų kur nors Vilniuje šiltai ir ramiai gyventi, tai jis rūpinasi savo krašto atmintim, istorija, žmonių buvusių pagerbimu. Tai šiandieną iš ties turbūt bene pirma tokia vieta, sakykime, pirmos tokia kapavietė, pirma atžymėta, kur prieš 300 metų įvykusiam maro, sakykime, aukų atminimui tokia vieta atžymėta ir visos krašto žmonės žinos ir turbūt dažnas padorus žmogus eidamas galvą nulenks ar kepurę nukels. Nėra didesnio pasišventimo, kaip suburt savo krašto žmonės geriems darbams ir gražiems suėjimams. Tai tuo ir pasižymi mūsų gerbiamas Rimas. Tai nuoširdus tau dėkui ir linkime tau stiprybės, išlaikant šito krašto tokią, sakykime, gražią atmintį ir linkiu dar gražių darbų ir gražių suėjimų, kadangi čia ne pirmą kartą visi turbūt sueinate. Sėkmės jums. Nu, žinoma, aš čia negaliu prisimti visos garbės, nes man daug kas padėjo, tame skaičiuje ir gerbiamas meras ne kartą palaikęs visokias iniciatyvas mūsų po lašiuką, bet iš karto, kadangi, sako, valdžia yra, bet nieko neprašysiu. Kaip ten yra patarti, sako, kur buvai, nežinau, kur darai, neatsimenu. Tai kad taip nebūtų, tai paminėsiu, reiškia, Mindaugą pristačiau. Mindaugas Milinavičius yra tikras dzūkas iš Liškiavos, ne iš bet kur iš Liškiavos, tai suprantat. Jo, ir dabar jis, kaip dabar už moderniškai šnekant, jau adaptavosi Ignalinos rajone, kadangi jo moteriškė gyvena kažkur šalia Mielagėnų. Ir jis ten, ką ten Mindaugėlį savo sodyboje padaręs, tai čia mano sodyboje tai tik blankų šešėlis. Pasitent toks muziejus, kiek ten darbų. Ir jis pats talentas, yra skulptorius, yra architektas, yra poetas ir nežinau, kiek jis visokių dar talentų turi ir tegu jam Dievulis padeda. Dabar Benediktas Martinkėnas, jau čia čystas aukštaitys ir dar kokioje vietoje gyvena, tarp Švenčionių ir Ignalinos, toks Didžiasalis yra. Tai įsivaizduojate, toks miestas Didžiasalis. Iš kur tas vardas, gal jūs pats žinot. Tai Benediktas yra toks dainos mylėtojas, kad aš atsimenu, kada sausio mėnesį įvykius, minant sausio 13 įvykius, kaip kiekvienais metais ateidam ten padainuot, Benediktas stovi užveda dainą kokią nors. Na ir dabar apie Joną. Jonas yra mokslo žmogus, dėstytojas buvo visi, taip. Dabar dirbu Sodroj. Sodrai dirba ir Sodra moka. Tai Jonas matot, kas darosi, kas čia mūsų Lietuvoje. Čia reikia padėti. Palaukit. Gal nesieks? Dabar, tai vat Jonas, tai aš jau beveik ir pristačiau. Dabar jau reikia pristatyti Gediminą, kuris labai didelę matyti šeiminą turi, kad tokią nusiteisęs kaptuvę. Ir kviečiais visus, aš jau jo vardu kviečiu, tuoj pat kipkit Juditą, jo šeimininkę. Dovanoja obrusali, žalioj žogince, draguliuoja karaidė, lietuvės bažnyčia. Atsiprašau. Prisidėdamas prie jūsų kilnių darbų, kurti ateitį ir puoselėti praeitį, noriu paskaityti keletą posmelių.
Vienas eilėraštukas būtų Verkianti liepa, nu čia tautiniai motyvai, gal ir su šiais laikais truputį susijęti. Nepalikit verkiančių liepų, gimtos sodžiaus apjuosto upelio kasa ir motulės akių pražiūrėtų, širdį drasko jai skausmo rauda. Tavęs užjūrios niekas nelaukia, apgailėtina tavo dalia, tėviškelė tavęs vis dar laukia, pasipuošus joninių rasa. O sena, ta pasvyrusi liepa, vis linguos ir linguos, kai sugrįši pas ją iš klajonių, ji šlamėjimų lapų paguos. Dar keli posmeliai būtų skirti motinai, ne tik kad motinai, motinams pokario, kurių jau nedaug yra šio žemė. Motinai, pavasarys kurienom pasipuošęs, pavargę pakalnutės pagiry, o motinėlė sunerimus, tu lauki mūsų pavakary. Kai tėvelis į karą išėjo, tu viena prie vartelių likai, o dabar pas tave mes ateinam, pražylę pokario metų vaikai. Būk tvirta kaip kadaise, jau praėjo tie sunkus laikai, o tave mes lankysim pražylę pokario metų vaikai. Ačiū. Tėvynė, jeigu nutiktų taip, kad tėvynė bus skriaudžiama, meilės jai sukaupta jėga apgins nuo priešų ją. Tarp kitų mylinčių širdžių pėda uždengsiu savo žemę, stovėsiu tol, kol siela pakils iš griūvančio kūno. Džiaugiuosi tuo, kad suklupau tėvynė žemėj, kelio pakraštyje vedančio į laisvę. Ačiū Mindaugui. Dabar, Mindaugai, mes dainuosim vieną dainą. Dar pirmoji daina, kurią dainavom, tai skirta Vilniui. Jau tie kareivėliai jojo kur vaduoti Vilnius. Ir Vilnius buvo širdies skausmas visam tarpukario laisvos Lietuvos laikotarpiui. Labai dėkingas, ačiū visiems, ypač mūsų mielam Rimantui. Jeigu ne jis, tai aš ir būčiau nežinojęs, kad toks nuostabus renginys. Kad, nu, tai aš taip ir tikiu. Tai labai dar kartą ačiū ir nepykit. Gal ir nepyksit. Gerai, labai ačiū. Sudėjau seniūnė. Sugalvojo jaunieji broliai, laisvai kelią tėvynėje atras. O jūs blaškutės vėtros neramius, ką jūs laužot viršūnės klevų, jau valnoja broliai žydelius, ir iš jos ginčaliolis tėvų, jau valnoja broliai žydelius, ir iš jos ginčaliolis tėvų. Mes kovosim už sostinės laisvę, su ginklu ir širdim atvira. Motinėlė sūnelį palaimink, savo mylinčią ranką gerą. Motinėlė sūnelį palaimink, savo mylinčią ranką gerą. O kai grįšim per vieškelio dulkes, akmenėliai po kojom žėlės, su daina mergužėlės ir tulpėm, pasitiksi akis pažiūrės, su daina mergužėlės ir tulpėm,
akis pažiūrės. Ačiū, kad paklausė. Modernizmas. Ir apvažiavam daugelį kunigų. Čia galiukai. Oi, man.